Kad čia viskas yra tvarko, čia irgi yra diagnozė ir čia nieko blogo apie mus nerodo. Tai nėra, kad jeigu ateisit pas psichiatrą, tai jau viskas nebebus kelio atgal niekur kitur. Dėl tos pačios priežasties eina pas vieną, pasako, kad jis ir 5 ir netgi skirtingus miestus aplanko ir ieško internete daug informacijos. Nei dėl diagnozės, nei dėl vaistų tikrai nereikia jaudintis per daug ir visą laiką sprendimą priimam kartu. Sveiki! Šiandien laidoje kabinete pas gydytoją kalbėsim apie dalykus, kurie kartais sunkiai suprantami. Galbūt net ne kartais, o dažnai sunkiai suprantami, apie psichosomatiką. Su manimi kartu yra gydytojas psichiatras Saulius Sologubovas. Labas, Sauliau. Labas, Greta. Sveiki visi. Sauliau, tai psichosomatika, kas tai per dalykas, ką mes turėtume žinoti, kad suprasti, apie ką mes šiandien kalbėsim? Taip, tai psichosomatika šiaip yra tokia medicinos ir psichologijos mokslo sritis, kuri tyrinėja kaip psichologiniai veiksniai, tokie kaip stresas, nerimas, gali paveikti kūną ir sukelti arba sustiprinti kažkokius fizinius simptomus. Tai psichosomatiniais paprastai vadinam tokius veiksnius, kuriuos sunkiai galim paaiškinti kūniškomis arba, jeigu dar tiksliau, vien tik tai kūniškomis priežastimis. Dažnai žmonės, kai susiduria su psichosomatika, tai pirmas toks būna lygtais, kaip neigimas, sako, aš tikrai tai jaučiu, kad, tikrai man yra ta liga arba tas simptomas. Kaip tu paaiškintum, kaip susijungia mūsų protas ir kūnas, dėl ko ta simptomatika atsiranda? Tai šitie simptomai tikrai nėra kažkokie įsigalvoti ar netikri, tačiau jų atsiradimo priežastis gali slypėti ne vien tik tai kūne, bet ir tokiam kaip ir kūno ir proto ryšyje. Tai šis ryšys yra labai abipusis, tai yra protas veikia kūną ir kūnas veikia protą. Tai gal jeigu atsimenat sporto salėje kažkada vaikystėje esat matę užrašą, kad sveikam kūne sveika siela, tai arba protas, tai aš dar pridėčiau, kad sveikam prote irgi sveikas kūnas. Ir to pavyzdžių galima tikrai nesunkiai rasti, gal pavyzdžiui su hormoninė sistema. Tai gal visi esam pajutę, kai, pavyzdžiui, esam susijaudinę kažkaip, nerimastingi ir tada pradeda greičiau plakti širdis, kvėpuojame, prakaituojame ir panašiai. Tai čia toks būtų labai greitas pavyzdys tokios psichosomatikos, bet jeigu šitos reakcijos labai užsitęsia, kažkaip kartojasi, tai gali veikti mūsų kūną ir per kitas sistemas, gali daryti įtaką ir imuninei sistemai, ir virškinimui, ir kardiovaskuliniai, tai yra širdies kraujagyslių sistemai ir panašiai. Dabar jau pats užsiminė, tai ir toliau eisim tą sistemą linkme. Tai dabar, man, tarkim, įdomu, žinai, turbūt daugelis mūsų, kai patiria stresą, sako, pykina, susuka pilvą, laksto į tualetą, lygtais net ir viduriuot gali pradėti iš tos didelio streso. Tai gal tu gali mums, taip ir, tarkim, pradėkim nuo virškinimo sistemos, jau aš užvedžiau ant kelio, kaip dar ta psichologinė mūsų būsena gali įtakoti, tarkim, virškinimo sistemą. Tai virškinimo sistema tikrai labai geras pavyzdys, taip kalbant apie psichosomatiką. Lengviausias toksai, nes greičiausiai susigalvoja, kaip man į galvą. Taip, ir pažįstamas toksai visiems. Ir dar yra tas dalykas, kad iš tiesų nervų sistemos su virškinimo sistema yra glaudžiai susijusi. Ir sakyčiau, gal per 3 dalykus, tai ir per tą pačią nervų sistemą, ir per hormonų sistemą, ir dar per mūsų gyventojus, per žarnyno mikroorganizmus, mūsų gerasias bakterijas, bent jau pas ką jos geros daugiau mažiau. Tai iš tiesų tikrai visi esam pajutę, kai kažkokia labai yra stipri neigiama, arba netgi jeigu labai stipri kažkokia teigiama emocija, esam jutę tokius kaip ir ar drugelius pilve kažkokius, ar jutę nerimą iki pykinimo, taip pat tai čia toks pavyzdys per tokią greitą sistemą. Ilgainiui, jeigu kažkaip labai patiriam tokį lėtinį stresą, nerimą, tai gali išbalansuoti ir motoriką žarnyno, ir taip pat išbalansuoti ir virškinimo fermentų gamybą, ir tada kažkaip pabloginti arba vesti prie kažkokių virškinimo sistemos ligų taip pat. Dar tas pats dalykas apie bakterijas, kur truputėlį norėčiau grįžti, kad mūsų žarnynas yra vadinamas kartais netgi antrosiom smegenim, nes ten gyvena trilijonai bakterijų. Ir kai kurios iš medžiagų, kurios randamos smegenyse, taip pat yra tų bakterijų pagalba randamos ir žarnyne. Ir per tą pačią nervų sistemą kartu veikia mūsų ir emocinė sveikata. Tai galima sakyti, kad mūsų emocinė sveikata kažkiek priklauso ir nuo tų mūsų žarnyno bakterijų sveikatos taip pat.
Kita, tarkim, būtų sistema kardiovaskulinė sistema. Tai čia galbūt irgi norisi ne tai, kad kaip sustresavau ir taip ūmiai sureagavau, o kaip, tarkim, ilgalaikis stresas, nerimas, kokią gali įtaką ir kokius mes galim simptomus jausti iš kardiovaskulinės sistemos pusės. Taip, tai čia vėl, jeigu kalbant apie tą pačią kovok arba bėg reakciją, ar ne, kai labai greitai viskas įsijungia, tai tokia reakcija paprastai mums būna natūrali, kuri padeda su iššūkiais sukovoti, ar ne, kai padidėja kraujospūdis, širdies plakimas padažnėja, tai natūralu, bet jeigu labai tęsiasi, labai stresas tampa tokiu lėtiniu, tai gali iš tikrųjų tada daryti įtaką ir kardiovaskulinės sistemos ligų vystymuisi arba pablogėjimui, tai ir arteriniai hipertenzijai, spaudimui padidintui, širdies ritmo sutrikimams, tai pačiai koronariniai širdies lygai, nes gali pažeisti ilgainiui kraujagyslių sieneles taip pat. Imuninė sistema irgi tikriausiai gali būti įtakota kažkaip. Taip, tai čia irgi tie patys streso hormonai ir, pavyzdžiui, kortizolis, tai kartais gali būti ir naudingas tas poveikis streso imuniniai sistemai, nes trumpuoju laikotarpiu, kai kažkokia yra labai ūmi stresinė reakcija, tai mes kaip tik uždegimą kaip ir slopinam per tos hormonus, bet jeigu irgi labiau dalykai yra lėtiniai, jeigu labai užsitęsia, tai gali per daug slopinti imunitetą ir tada kaip ir tą imuninių mūsų ląstelių veiklą ir tuomet pablogėja mūsų atsparumas infekcijoms. Ir paradoksaliai taip pat gali kažkiek ir lemti tam tikro kitokio uždegimo, daugiau tokio autoimuninio, kažkuria prasme save puolančio padidėjimo, ir gali tada pablogėti tokios autoimuniniam lygom vadinamos tokie sutrikimai kaip, pavyzdžiui, psoriazė, žvynelinė, kitaip vadinama, egzema, artritai galbūt kokie ir panašiai. Dar turbūt iš tokių įdomesnių būtų odos kokios problemos, tikriausiai irgi nėra išskirtinis dalykas, lygiai taip pat gali būti paveiktos mūsų, stresinių dalykų. Yra kažkoks ryšys su stresu ir odos. Taip, oda tikrai gali būti irgi paveikta per tą patį mano minėtą irgi uždegimo stiprinimą. Tai nes, kaip minėjau, tos lygos irgi yra odos, kaip žvynelinė, tai irgi gali pabloginti jų būseną. Taip pat esant lėtiniam stresui, nerimui, tai oda drėgmę praranda, tampa sausesnė, tada dirglesnė, netokia atspari pažeidimam taip pat. Ir taip pat stresas šiaip lėtina žaizdų gijimą, tai ir atsinaujinimą ligos, odos blogina. Dar žinai, toksai, kadangi man kaip ginekologė dažniausiai vis tiek prieinu su visais pašnekovais prie tos temos, kas liečia kažkokį lytinį gyvenimą, tai libido negaliu nepaklausti to klausimo, nes tikrai turiu begalės pacientų, kurios išsako, tarkim, žemo libido tos klausimus, tai dažnai aš ir pati kabinete bandau jau užvesti tą ant kelio apie stresą, nerimą ir visą kitą. Man atrodo, kad čia taip ūmiai galvojant irgi, kai esi stresė didžiuliam kažkokiam nerimui, tai natūralu, kad organizmas tikriausiai nelabiausiai nori to kūniško malonumo, labiau toks norisi susiriesti kamuoliuką ir kad niekas prie tavęs taip jau ten nelystų. Tai čia tikriausiai patvirtinsi, kad libido labai smarkiai nukenčia nuo streso ne tik ūmiam, bet ir lėtiniam periode. Taip, tai emociniai sunkumai tikrai mažina libido tą lytinį potraukį tiek vyram, tiek moteriam. Tai kaip ir pati minėjai, tai tada organizmas irgi suteikia pirmenybę išgyvenimui kažkokiam, o tikrai ne reprodukcijai ar šiaip lytiniam kažkokiam intimumui. Ir apskritai tas lėtinis stresas tada hormonus veikia ir gali išbalansuoti hormoninę sistemą. Tai tikrai moteriam irgi pažįstamas yra pavyzdys susijęs su seksualinė sveikata, kad menstruacijų ciklo sutrikimai esant lėtiniam stresui, nerimui, emociniam sunkumams. Vyram galėtų būti pažįstamas pavyzdys, kai pavyzdžiui, esant nerimui dėl lytinio akto, kai atsiranda kažkokie psichologiniai erekcijos sutrikimai, nors fiziškai tikrai nieko blogo nėra su ta erekcija. Ir dar kitas dalykas, kad apskritai, jeigu yra emociniai sunkumai, tai tikrai nepadeda atsipalaiduoti ir mėgautis to intimumu. Taip. Aš dažnai, su pacientėm bandau kalbėti apie tą tokią svarbą organizme, kad sakau, kai yra kažkoks didžiulis stresas ir kai organizmas saugo to savo pagrindinės sistemas, be kurio žmogus negali gyventi, ten smegenys, širdis, ten inksti, virškinimo traktas, tai čia saugo, o kaip ir
organizmas pats suvokia, kad žmogus, tarkim, gali be gimdos ar kiaušidžių gyventi, tai biškiai apleidžia šitą reprodukcinę pusę, nes bando išsaugoti tą, kas mums svarbu, kaip organizmų išgyventi tiesiog yra, tai natūralu, kad apleidžia šitą vietą. Tai čia toks, man turbūt, ta mūsų pradžia, man taip labai norisi suformuoti tokius gal rėmus, kad žmogus suprastų, kad simptomo priežastis nebūtinai tai yra kaip darinys, ne, kažkokia rimta infekcija, susirgau, kad priežastis gali tų visų ligų, pati pagrindinė priežastis gali būti mūsų tas nerimas, psichologinė būsena, kad nebūtinai mes ateis pas gydytoją turim rasti kažkokią tai anatominį, ten morfologinį dalyką, kad reikia nepamiršti ir pasiknaisyti po savo vidų, nes turbūt 10% atveju, aš manau, ligų ir kyla iš mūsų to vidaus, galbūt net pirminė priežastis pamatinė būtų. Tai labai dar tos įdomus toks yra dalykas, kai tas ligos baimė, tas nerimas ir kartais žmogus aplanko daugybę gydytojų, būna, kad ir dėl tos pačios priežasties eina pas vieną, pas antrą, kad ir 5 ir netgi skirtingus miestus aplanko ir ieško internete daug informacijos. Kas tada darosi pas žmogų mintyse, kas vyksta? Tai manau, kad tu turi minti, tai ką mes dabar vadinam sveikatos nerimu. Taip. Tai iš tikrųjų gali būti tokia labai nemaloni būsena, kaip tu minėjai, kai žmogus arba labai smarkiai tikrinasi sveikatą, labai dažnai, arba kaip tik čia yra panašus dalykas, kai įsijungia kaip tik labai didelė vengimo eiti pas gydytoją strategija. Ir tuomet būdinga tokia kaip ir padidinto budrumo būsena, kai mes taip tarsi perkeltinę prasme, taip tarsi skenuojam, ieškom, kas kūne negero vyksta, o mūsų kūne ten nuo galvos iki pėdų žiauriai daug visokių dinamiškų dalykų vyksta. Tai jeigu mes tai bandysime ieškoti, tai ten tikrai atrasim, kas ten apsivers, ten suvirpės kažkaip ir panašiai. Tai ir galim interpretuoti kaip ligos simptomus kažkokius. Aišku, sveikatą tikrintis tikrai reikia, pasitikėti gydytojais tikrai reikia, bet ilgainiui iš tikrųjų toksai per didelis kažkoks googlinimas, ėjimas pas gydytojus arba kaip tik tą tokią vengimo strategiją eiti. Tai ilgainiui vis tiek tą visą tokį nerimavimo ciklą sustiprina. Čia aš taip galėčiau palyginti kaip su kokiu uodo įkandimu. Kaip atrodo, kad kai uodas įkanda, pavyzdžiui, man labai niežti ir aš atrodo, kad savo darysiu gerą, tarkim, kasydamasis ar ne. Tai čia panašiai, kaip tas googlinimas, tas kasimasis arba ėjimas kažkaip pas gydytoją. Ir taip, tau trumpam nerimas sumažėja, arba nežėjimas, jeigu per tą metaforą, bet ilgainiui tu gilini tą vaizdą. O čia yra irgi prie to pačio, pavyzdžiui, toks man pavyzdys kilo, kai žmogui, sako, suskaudo ten kažkokį vieną pirštą, paskui suskaudo kitą pirštą, suskaudo ausies kaušelį ir žmogus pradeda viską susijęti į vieną kažkokią didelę ligą ir ieškoti, kodėl ten skirtingas vietas skauda, tai čia apie tą patį yra? Manau, kad panašu, nes čia apie tą patį padidintą budrumą yra iš tikrųjų. Jo, kad labai sureikšmina kiekvieną tokią smulkmeną ir ieško didelės kažkokios baisios ligos dėl kažkokio tokio didelio simptomo. O dar aš pamiršau, žinai, kai mes kalbėjom irgi prieš tai apie tos visus simptomus, man dar labai toksai aktualus dalykas, tai pati esu turėjusi pacientę ir dėl, tarkim, pilvo skausmai toks, jau labai atrodo toks labai aiškus simptomas, ne, kur skausmai didžiuliai pilvo pasikartojantis, ar jie irgi gali būti psichosomatinės kilmės, kad, nes dažnai žmogus sunku paaiškinti būna, kad, kaip pilvo skausmas gali būti susijęs, nes atrodo, kad, jis sako, aš jaučiu, man labai aštriai skauda, man ten susuka, aš įsities negaliu, man ten vos ne kaip mėšlungis sutraukia, bet gali būti tokio rimto simptomo priežastis irgi psichosomatika, čia ne tik kalbam apie kažkokius nedidelius simptomus. Tai gali būti ir ten labai tiesiogiai, kaip ten, nežinau, ten raumenys įsitempia ar ne, ir tada ten sprando vystosi dalykai, skausmai kokie nors ir panašiai, bet gali ir netokių tiesioginių, kaip pilvo, krūtinės ir panašiai. Apskritai čia gal ne apie tokius dažnus atvejus, bet apskritai kartais psichologinė būsena apskritai gali emocijų suvokimą taip apeiti kažkuria prasme. Tai čia, nežinau, jeigu žmogus, pavyzdžiui, patiria kažkokį distresą, ten kažkokius emocinius sunkumus, bet, pavyzdžiui, nemoka išreikšti emocijų arba negali dėl kažkokios priežasties tuo metu išreikšti tų emocijų, tai kūnas gali tapti tokiu kaip ir komunikacijos pavyzdžių, kažkokiu, kad kažkas yra negerai. Tai, nes mes juk emocijas, tai yra kūną mes naudojam apskritai komunikacijai, emociniai ir taip kasdienybė, ar ne? Kartais galim pažiūrėję žmogus suprasti, ar jisai ten liūdnas yra, nerimastingas iš kūno kalbos ir panašiai.
Tai va tokie, pavyzdžiui, sunkiau paaiškinami skausmai gali būti toks kaip ir toks stipresnis tokios komunikacijos, toks labiau ekstremalesnis pavyzdys. Nes čia toks, gal toks apibendrinimui, kad vadinasi, čia ne tik gali būti daug kažkokių skirtingų simptomų, bet gali būti kažkoks vienas labai aiškus simptomas, jisai taip, psichosomatiškai irgi gali būti pasireikšti. Taip. Kad nebūtinai, kad čia daug apie kažkokių mažų dalykų šnekam, bet gali būti ir labai toksai koncentruotas dalykas. Gerai, žinai, toksai yra labai didelė problema, kai žmogus, tarkim, jau daug gydytojų apvažiavęs, galų gale pradeda išgirsti tą priežastį, psichosomatiką, kad gydytojai labai daug tyrinėjo, ieškojo tų skausmų priežasčių, tarkim, ir daug tyrimų darė, ir visgi niekas nieko nerado, ir tas entasis gydytojas išdrįsta pasakyti tą diagnozę, net ne diagnozę, galbūt priežastį, tą psichosomatiką. Ir tada toksai būna, kadangi žmonės nenori to patikėti, vis dar nori ieškoti ir surasti tą išskirtinį gydytoją, kuris visgi suras tą priežastį somatinę, o ne tą psichosomatinę. Tai toksai būna kartais kimba į atlapus, priešinasi, galbūt renkia durim, išeina, nebekalba, parašo blogą komentarą, daugiau nebegrįžta ir visa kita. Tai gydytojai bijodami šitos reakcijos kartais vengia pasakyti pacientui tą priežastį ir tiesiog taip nutyli, mintise galbūt ir suvokia, bet išleidžia tą pacientą už durų nepasakydami ir tai liktais išleidžiame tą žmogų tokią nežinę, ieškoti toliau, žinai, tai pas dar 5 gydytojus ir kol kažkuris iš jų išdrįs. Tai gal tą problemą pirmą paanalizuokim, paskui pasakysiu antrą, dar kokia kita problema yra. Ok, tai manau, kad šiaip gydytojas, jeigu tikrai įtaria, kad gali būti kažkokia psichologinė priežastis simptomų, tai manau, kad tikrai verta pasakyti žmogui. Apskritai manau, kad šiais laikais pacientai tikrai vertina tokį autentiškumą ir atvirumą iš gydytojų pusės. Ir tikrai kartais tam pačiam gydytojui, net jeigu jis ir įtaria tą psichologinę simptomų priežastį, arba kaip vieną iš priežasčių, kartais tenka tikrai paskirti kažkokį ten laboratorinį ar instrumentinį tyrimą, kad ten atmesti kažką ar panašiai. Bet tada manau, kad irgi labai svarbu iškomunikuoti aiškiai pacientui, tokiam kaip partneriui sveikti, pasakyti, kad taip skiriam tyrimą, bet aš įtariu, kad gali būti čia ir psichologinė priežastis ir kažkokius ribas apsibrėžiam, kad jeigu tada bus jau taip, tai tada jau turbūt labiau galvosim apie tą psichologinę priežastį. Tai truputėlį tokia partnerystė turėtų būti tarp gydytojo ir paciento šitoje vietoje, manau. Ir gal toksai, žinai, tokia mintis man gimė, kad vis tiek mes mūsų pagrindinis tikslas, svarbiausia padėti pacientui. Tai nesvarbiausia išleisti laimingą pacientą, kartais galbūt verta išleisti ir mažiau laimingą, bet su patikslinta priežastim. Tai visgi mūsų tikslas turbūt gauti ne tai, kad būtinai gerą komentarą, bet padėti žmogui pagaliau greičiau surasti tą priežastį. Tai gal pirmą kartą aš taip galvoju, galbūt žmogus ignoruos arba, tarkim, kaip sakiau, trenks durim, išeis, bet galbūt po antro, trečio, tokio, kaip pasakysiu, dar vienas specialistas, antras, trečiasis žmogus gal pradės jau išgirsti, kad visgi gal man reikia pasirūpinti savo psichologiniais dalykais, nes gal jie teisūs, tai gal taip greičiau prieisim žmogui padėsim. Ir tada antra priežastis, galvoju, kaip pasiekti tą visą visuomenę, kad jie priimtų tą priežastį psichosomatinį ir kad jie mus išgirstų ir taip audringai nereaguotų, o suprastų, kad čia yra nieko blogo. Tarkim, kad nėra tai, kad somatinės priežastys yra geros, o psichosomatinės priežastys yra blogas ir yra blogai jas turėti. Kad čia viskas yra tvarko, čia irgi yra diagnozė ir čia nieko blogo apie mus nerodo. Ir kad kaip žmonėm išgirsti ir patikėti, kad čia yra normalus dalykas, kad yra tokia priežastis ir nieko tokio, jeigu gydytojas tau tai pasakė, kad jinai yra. Tai aš manau, kad kažkaip labai svarbu iškomunikuoti apskritai visuomenėje arba gydytojui, pacientui apie tą proto ir kūno ryšį, kad jis irgi yra abipusis, nes greičiausiai nebūna taip viskas labai suabsoliutinta, kad čia tik tai kūnas, arba tik tai psichologija kažkaip. Tai manau, kad to iškomunikavimas, kad čia tie dalykai abu veikia kartu, kad vienas veikia vieną, o kitas veikia atvirkščiai kitą atgal. Tai tas iškomunikavimas, man atrodo, labai padeda, kad suprasti, kad mūsų nervų sistema yra viena, ar ne? Ir nervų sistema prasideda galvos smegenyse, eina į nugaros smegenis ir po to jau iki pat ten pėdų galiuko, ar ne, iki pat žarnyno, iki pat visko ir panašiai. Kažkaip apie tokią partnerystę vėl aš tik tai noriu pasikartoti.
Jo, kad aš kažkaip galvoju, kad žmogus yra ne tik kojos, rankos ir galva, ne? Kad mes ne tik organai, kad mes turim, mes esam tokia visuma, viskas yra labai surišta ir ta nervų sistema mes neveikiam, kaip organų sistemos jos tarpininkauja tarpusavį, tai yra normalu, kad viena sistema gali sukelti kitą problemą, tai kaip ir atrodo viskas labai aišku. Ir gal čia padėtų, aš kaip galvoju, netgi medikų galbūt švietimas arba mokymas, kaip bendrauti su pacientu, nes, man atrodo, kad gydytojai psichiatrai geriausiai moka bendrauti su pacientu, nes kažkaip tais, mes taip irgi vis pašnekam su kitais gydytojais, kad mažiausiai konfliktų visgi turi gydytojai psichiatrai, kas dažniausiai būna, atrodo, ateina pas žmonės, kurie turi tam šitokių įvairiausių problemų, turi visokių nerimo sutrikimų, kad atrodo, kaip tik galėtų būti daugiausiai, ne, visokių skundų, nepasitenkinimų ir visa kita, bet jūs turit mažiausiai nusiskundimų, daugiausiai iš kitų gydytojų gauna visokių konfliktinių situacijų, bet čia tikriausiai yra dėl to, kad galbūt jūs kad gražiai prieiti prie paciento ir galbūt, reikėtų turbūt tokį kaip švietimą daryti, galbūt medicinos personalui, kaip pateikti, kaip šnekėti, kaip, toks prie to žmogus prieiti arčiau. Iš tikrųjų, mes tikriausiai to nemokam, tai būtų labai naudinga tą padaryti. Tai kokios pagal tave atrodo būtų raudonos vėliavos, kad jau žmogus, tarkim, ir pats savo išsikeltų, kad suprastų, kad jau reikia eiti visgi pas gydytoją psichiatrą, o nebe pas ginekologą, urologą, ten chirurgą ar dar kažką, kad pabandykim įsivardinti raudonas vėliavėlės. Okay, tai aš manau, kad pirma tokia kaip raudona vėliava būtų, kai jaučiam, kad tie simptomai labai užsitęsia yra, besikartojantis ir nerandama kažkokios labai aiškios medicininės priežasties. Ir tada manau, kad psichikos sveikatos kažkoks specialistas, ar psichoterapeutas, ar ne, ar psichiatras, jisai galėtų truputėlį padėti atpainioti tas mano minėta ten tą galvos ir kūno ryšį kažkokį ir tai padėti. Antra gal vėliavėlė būtų, jeigu jaučiam, kad labai kažkaip emociniai sunkumai arba tų emocinių sunkumų tos fizinės priežastys sukeltos ar sustiprintos, kažkaip labai pradeda kenkti mūsų arba darbiniai veiklai, arba asmeniniam gyvenimui, santykiam, gyvenimo džiaugsmui, tai tada, manau, irgi galėtų padėti kartu. Mhm. Jeigu žmogus jau taip pat pasiryžo, kad visgi eina pas gydytoją psichiatrą, ar dažniausiai užtenka, tarkim, vienos konsultacijos, kad tu suprastum ir pacientui paaiškintum, kad taip, kad visgi tavo priežastis yra čia, ar dar taip dažnai būna, kad dar kažkur nusinti, dar susigrąžinėt gal pacientą, ar taip gana greitai apčiapi tą problemą? Tai tikrai labai tas individualu yra. Tai iš tikrųjų, jeigu kažkokia problema yra žmogaus įvardinta labai ar susijusi su kažkokiu labai aiškiu, ten laikė apibrėžtų emocinių išgyvenimų kažkokiu, arba jeigu labai toks aiškus gal kažkoks psichosomatinis kažkoks pojūtis yra, kaip, pavyzdžiui, būna kokie panikos priepuoliai ir panašiai, tai tada galima tikrai greičiau prie to prieiti, bet jeigu viskas yra daugiau tokio arba labiau lėtinio pobūdžio, arba jeigu pats žmogus sunkiau įsivardina, atpažįsta emocijas, tai tada gali ilgiau užtrukti. Dar manau, kad labai priklauso ir nuo specialisto, kaip jam pavyksta atvirą pasitikinti kontaktą su žmogumi užmėgsti. Dar kitas aspektas turbūt, kad išsiaiškinti, ar čia labiau psichosomatinė priežastis ar ne. Tai jeigu, pavyzdžiui, paskiriam kažkokį gydymą, tarkim, įtariam, kad yra nerimo sutrikimas, paskiriam vaistus, gydymą dėl nerimo sutrikimo ir jaučiam, kad tada fiziniai simptomai lengvėja, tai tada irgi labiau gali signalizuoti apie tokią kaip ir psichosomatinę kilmę tų simptomų. Bet tikriausiai, kad žmonės taip nuraminti gal nėra. Ar iš karto toks pirmo pasirinkimo gydymas medikamentinis, gal mes vis tiek, bet tokiu atveju tikriausiai, ar būtų skiriamas ar neskiriamas medikamentinis gydymas, bet vis tiek eisim per psichoterapinius dalykus, ir žmogus vis tiek turės kažkaip tais dirbti su savimi iš savo tom emocijom, išmokti tas emocijas atpažinti, jas priimti. Tai gal pakalbėkim apie tos įveikimo būdus, kaip dabar žmogus su tom mintim kovoti, kaip atpažintas emocijas. Tai manau, kad vis tiek, pirmas, kaip ir minėjai, pirmas būdas, pirmas darbo momentas su galva, tai mokytis atpažinti emocijas. Tai visai, jeigu tą sunku daryti, visai naudinga kažkokius ten žurnalus, ten dienoraščius vesti kažkokius, arba jeigu trūksta žodyno tokio emocinio, tai verta tada kažkaip ar internetą pasiieškoti, būna tokie kaip emocijų ratai, kur yra surašyti, tai su jais bandyti kažkaip įsivardinti.
Jeigu nepavyksta, tai galvoja atrasti ten tų kažkokių atitikmenų, ką jaučiam, tai tada manau, kad visai verta ir į kūną atsigręžti, nes kartais žmonės išgirda, kad, čia kažkokie, mane psichologiniai sunkumai įtariama, kad labiau slegia, tai kartais taip, arba tokį nuvertinimą išgirsta, arba patys nusivertina, kad tada čia viskas mano galvoje yra. Tai nėra taip, kad visai galvoje, jeigu mes tas emocijas jaučiam kūne, tai jos kažkuria prasme yra ir kūne. Tai tada galima irgi pabandyti svardinti, ką aš jaučiu kūne, ar ne, pavyzdžiui, ten kartais taip tiesiog spaudžia galvą, įsitempia raumenis ir panašiai, ir tada jau ieškoti kažkokių dėsningumų, kada man labiau spaudžia tą galvą, kada mano raumenis labiau yra įsitempę, ar čia kažkokių labiau stresinių laikotarpių, ar ne. Dar kitas dalykas, kad kartais labiau po kažkokio ten stresinio laikotarpio mes kūne pajaučiam tai ar kažkokį nuovargį, išsekimą, slopinimą, arba kaip tik atvirkščiai yra sunku užmigti. Toks, žinai, kaip savo pažinimo dienoraštis, atrodo toksai, kur kalendorius toks savo pažinimo, tai atrodo, gal tokį didesningumą atsekti. Ar žmogui yra svarbu surasti tą, pamatinę priežastį, dėl ko visą tai kilo, nuo ko visą tai prasidėjo, ar galima tiesiog brėžti brūkšnį ir ten, sakyti, jau gyventi toliau, ar visgi reikia grįžti į tą praeitį ir bandyti surasti tą priežastį, dėl ko čia viskas prasidėjo? Taip, tai iš tikrųjų tie streso sukelti negalavimai gali būti toks kaip ir ženklas, kad kažkokiais savo poreikiais nepasirūpinam. Tai kažkokiais ar fiziologiniais, ar poilsio, ar saviriško žaidimo, artumo, daug tų poreikių yra, tai kažkuriais mums svarbiais iš tikrųjų, tai gali tekti tai atsigręžti. Dar kitas dalykas, ką kartais girdžiu žmonių, kurie ateina su streso tais sukeltais negalavimais, kad maždaug, tai kada mane greičiau pagydysit, nes čia žiauriai daug darbų prisikaupė, noriu grįžti, čia reikia man tiesiog kažką padarykit ir aš tiesiog turiu grįžti. Tai truputėlį skamba, tai kada aš čia vėl į tą visą tokio bėgimo, lėkimo ciklą galėsiu grįžti iš ten, kur atėjau. Tai gali būti, kad tada truputėlį teks, norint tapti taip ilgainiui, tvariai kažkaip sveikesniu, taip atsigręžti tos savo poreikius. Dažnai būna, sako, man ten nesant klausinėjo apie praeitį, sako, koks skirtumas, kas ten tai praeitį buvo, sako, jeigu man geriau pasako, kaip toliau man gyventi, kad žmonės kartais nori to aiškumo, kad atėjus, tarkim, pas specialistą, gauti aiškės rekomendacijas, kad dabar tu sureaguok taip ir nenori grįžti į tą praeitį. Tau tenka taip susidurti, kad sakytų, kad ką apie tą vaikystę čia kalbėt, kad tenais jau vaikystė buvo labai seniai, bet vaikystėgi gali palikti didelį žymių, tarkim, kad mes jaučiam kažkokius simptomus dabar, o pamatinė priežastis galbūt ten buvo labai labai seniai, ten kažkada vaikystėje, paauglystėje. Tai tikrai taip, smegenys atsimena viską, kaip mes augom, kokios ten asociacijos kyla, ne, ir tai, ką mes galvojam, tai yra nuo to, ką mes galvojam, ar ne, priklauso tai, kaip mes jaučiamės. Bet kaip mes galvojame vienoje ar kitokioje situacijoje, paprastai vis tiek priklauso nuo mūsų patirties, nuo kažkokių mūsų per gyvenimą susiformavusių kažkokių taisyklių gyvenimo, įsitikinimų ir panašiai, nes tikriausiai visi sutiksit, kad toje pačioje situacijoje du skirtingi žmonės turi skirtingas mintis ir iš to išplaukiančias skirtingas savijautas, ar ne? O jeigu žmogus jau, tarkim, atpažįsta tą savo jausmą, tą savo emociją, ar kaip yra geriau rekomenduojama išbūti toje emocijoje, ar kažką su ją daryti, dar kaip ir yra ta tokia vadinama mindfulness terapija, kas tai yra per dalykas? Tai tikrai ne visos emocijos, net ir neigiamos, yra kažkas blogo. Tai tikrai gali būti kažkokia natūrali, žmogiška arba situacija atitinkanti reakcija tos emocijos. Tai tuomet mokytis priimti tas emocijas, nes iš tiesų svarbu ne tik tai, ką mes jaučiame, bet ir ką mes galvojame apie tai, ką mes jaučiame. Nes mes galime priimti emociją kaip natūralų dalyką ir tada lengviau tai priimti, o galim labai kažkaip ar bausti save, kad vienaip ar kitaip jaučiamės, vertinti kažkaip neigiamai, tada labiau dėl to kankintis. Ir aš manau, kad labai svarbu gal akcentuoti, kad emocijų priėmimas tai nėra lygų pasidavimui joms. Ir mums iš tiesų, kaip minėjai, gali padėti ir labai kažkokios savipagalbos praktikos. Tai kaip pavyzdžiui, mindfulness yra tokio dėmesingo įsisąmoninimo praktika, kur per meditaciją arba per kažkokią kasdienybę moko mus būti čia ir dabar, moko stebėti savo pojūčius, tai yra ir mintis, ir emocijos, ir tos pačius fizinius kažkokius pojūčius.
Ir kai mes jau išmokstam pastebėti kažkaip, mes tada jau turim tokią kaip ir pasirinkimo laisvę. Jeigu čia natūralu, tai išbūti su tuo, o jeigu jau kažkaip matom, kad per daug arba trukdo labai gyventi, tada jau kažkokius pokyčius daryti arba pagalbos kreiptis. O čia jau, tarkim, ten kažkokia meditacija, ten sportas, kažko užsiėmimas, čia yra toks, jau kai yra per daug kažką reikia daryti, ar čia tiesiog kiti kažkokie savo pagalbos būdai, kad medituoti, tiesiog čia kaip nusiraminimo būdas būtų labiau. Taip, tai kartais meditacija truputėlį taip žmonės gal siaurai supranta, kad va čia 10 minučių dabar pasėdėsiu lotoso pozai ir man praeis visas ten nerimas arba jau tai dienai būsiu nusiraminsi. Tai iš tikrųjų tai ta, pavyzdžiui, mindfulness meditacija, tai žiūrėti tą 10 minučių kaip į tokią formalią praktiką, kur aš patreniruoju savo dėmesį arba savo kažkokį sąmoningumą, kurį aš po to kaip įgūdį įsinešiu į kasdienybę, kada man bus, pavyzdžiui, sunku. Mhm. O tarkim, tai visi kiti dalykai, kaip sportas, ten relaksacija, kažkokie, kas ten dar galėtų būti, kvėpavimo pratimai, joga, ne? Tai jie gali padėti vis tiek žmogui kažkaip iš tas emocijas prabūti. Taip, kadangi kaip irgi, vėl grįžtam prie to abipusio ryšio, tai protas kūnas protą veikia, tai tada vertos dėmesio ir tos kūno praktikos, ar ten relaksacija, joga, meditacija, sportas tikrai labai toksai padedantis dalykas yra. Manau, kad labai, labai verta kažkoks socialus sportas arba apskritai pabuvimas su bendraminčiais, nes įrodyta, kad tai tikrai padeda. Aišku, labai, jeigu taip jau nukrypstant jau visai į sportą, tai manau labai svarbu, kad tada sportas, kai su saiku ir kai nepleidi kitų tada savo poreikių. Mhm. Aš tai, žinai, visada pati, kai dalyvauju visokiuose pokalbiuose, aš tada kalbu apie šiaip, kad psichoterapija žmogui yra čia turėtų būti tokia rutina, žinai, kai mes visi vaikštom, į sporto salę, mes vaikštom dėl to, kad norim ten sveiko kūno, mes vaikštom į sporto salę, tenais valgom sveiką maistą, nes irgi ten norim būti sveiki ir vis kažkokius dėl savęs darom dalykų, einam miegoti, kad geriau įsimiegotume ir kažkaip ta psichoterapija pamiršta. Man atrodo, tai psichoterapija turėtų būti kaip į sporto salę, tu eini treniruoti kūno, tu čia eini treniruoti savo minčių. Toksai. Tai atrodo, kad ta psichoterapija turėtų būti toksai kaip rutina, savianalizė. Toksai. Aš kažkaip sakyčiau, jau galėčiau sakyčiau, visiems privaloma turėti psichoterapeutą. Ne dėl to, kad mes visi ten turim kažkokių didelių ten sveikatos problemų, bet dėl to, kad tai yra sveika save paanalizuoti, pabūti su savo mintimis. Visgi tu tarkim, valandą, ten 2, nežinau, kiek ten trunka skirtingai, tu skiri savo, ne, ko mums dažniausiai trūksta. Mes dažniausiai esame susikoncentravę, darbas, vaikai, ten šeima, ten lekam, draugai, šnekam, kažkur dėmesį skirstam kitam, o tokiam savo to dėmesio neturim. 10 minučių meditacijai, kas užsiima, tarkim, meditacija, tai būtų, ne visi dažnai išeina valandą pasivaikščioti į mišką ir nepasiima telefono, o tu psichoterapeuto kabinete negali telefoną skrolinti, tai jau turi sėdėti ir valandą laiką galvoti apie save, savo jausmus, savo mintis, savo praeitį, toks yra laikas savo. Tai man atrodo, kad aš taip visada pabrėžiu tą dalyką, kad man atrodo, kad labai labai sveikas dalykas tokiam savianalizėje ir galbūt čia ir daug ligų pagytų, jeigu taip tą įtrauktum į tokią rutiną. Na gerai, tarkim, bet visgi mes negalim nepakalbėti apie vaistus. Visgi tai psichiatrai skiria vaistus ir kas tai dažniausiai būna antidepresantai? Ar kokie vaistai dažniausiai būna prie šių tokių problemų skiriama? Tai taip, tai prie nerimo kažkur depresinių sutrikimų arba prie tų pačių psichosomatinių kažkokių sutrikimų arba simptomų, tai skiriam vaistus. Tai rečiau skiriam, ir jeigu skiriam tik tai tokiam labiau epizodiniam, trumpalaikiui vartojimui tos raminamosius, migdomosius vaistus, nes jie vienas dalykas nesprendžia problemos, antras dalykas turi priklausomybės riziką. Tai pirmo pasirinkimo yra paprastai taip, serotonino apykaitą veikiantis antidepresantai. Tie gali padėti sumažinti tos ir patį nerimą, ir depresijos simptomus, ir kartu tos fizinius pojūčius, jeigu jie susiję yra. Ar tai jau žmogus pradeda vartoti, tai jam reikia nusteikti, kad jau labai ilgai jam tai reikės daryti, ar visgi su ta intencija, kad jis gali galvoti, kad kažkada bus galima nutraukti šitą vaistų vartojimą? Tai šiaip skirimo laikotarpis tikrai yra individualus. Paprastai laikomės tokių kaip ir gairių, kad jeigu ten nerimo ar depresinis tas sutrikimas ir epizodas yra pirmą kartą,
tai reikėtų vartoti dar bent pusę metų, jau nuo tada, kada tu pasijauti geriau, arba metus laiko nuo tada, kada jau kaip pasikartojantis yra sutrikimas ir nuo tada, kada pasijauti geriau. Bet tikrai labai individualios situacijos yra. Neužsifiksuoti, kad čia jau ilgai ir vartosi, žodžiu, bus parengta individualiai. Ir žinai, dar kitas dalykas, žmonės labai bijo tų, tarkim, šalutinių dalykų, kur dažnai kažkaip labai toksai visuomenė yra pasklydę, kad priauksiu svorio, nieko nebejausi, žodžiu, kad ne tik nebejausi nerimo, bet nebejausi ir džiaugsmo, kad, sako, vaikščiosiu be emocijų. Tai čia yra tokie šalutiniai dalykai, ir čia taip jau labai išpūstas šitas reikalas yra su antidepresantais. Tai irgi labai kažkaip antidepresantų tikrai yra ne viena grupė ir tikrai labai, jeigu reikia to gydymo, jeigu nusprendžiam kartu, kad to gydymo reikia, tai vis tiek bandom pritaikyti, kad ir gydymas būtų ir efektyvus ir tikrai komfortiškas. Ir tikrai ne visi iš tų vaistų ir svorį didina, ir ten tą emocinį blankumą, kurį minėjai, ten taip pat galima pritaikyti kažkaip žmogų individualiai, jeigu jisai nerimauja dėl kažkokių kitokių ten pašalinių poveikių. Tai žodžiu, parenka, tai čia taip nėra, kad nenusiteikti, kaip sakai, parenkama vartojimo trukmė individualiai, tai ir taip ta rūšis gali būti tas tipas vaistų, nežinau kaip čia pasakyti, kuris tas vaistas parenkamas. Ir dar labai turbūt norėtume būdų aptarti tokius keletą mitų, kur dažnai žmonės visgi galvoja, kad, žinai, visi nori būti stiprus, tas toks su kita savoka, būk stiprus, kad tu čia neverk, nelydėk, būk stiprus, ir kad žmogus kartais bijo pripažinti kažkokios psichologinės priežasties, nes galvoja, kad jeigu aš čia nesusitvarkau su savo emocijom, tai aš esu silpnas, kad, čia, kaip čia taip garsiai pasakyti, juk ne taip mane augino ir mokė, jis sakė, būk stiprus. Tai aš noriu pasakyti visų pirma, kad kreiptis pagalbos yra stiprybės požymis. Ir stiprybės požymis yra rinktis pagalbos įvairovę, įrankių įvairovę, ar ne? Tai nežinau, jeigu taip metaforiškai, jeigu mes kalam vinį, ar ne, naudojamės plaktuku, tai nekalam rankom, ar ne, kalam to plaktuku, bet nesakom, kad čia plaktukas įkalė vinį, sakom, kad mes įkalėm vinį, tai žiūrėti tą patį specialistą kaip į įrankį, kaip į tą plaktuką kažkuria prasme, nes stiprybė yra tikrai ir pagalbos kreiptis, ir naudotis visų spektrų pagalbos įmanomų, tarp jų ir specialistais. Ir tikriausiai, kaip ir prieš tai aš nekėjau apie tą psichoterapeuto pavyzdį, tai sakiau, kad tikriausiai labai protinga stengtis susitvarkyti su savo ir psichologiniais dalykais, ir ne tik sveika, bet ir netgi tokio meilės savo požymis, kai tu rūpinasi savo tą psichologinį pasaulį ir nepalieki jo paskutiniai vietai, nes visgi tai yra vienas svarbiausių ginklų mūsų gyvenime, tai kaip mes jaučiamės emociškai, ne tik fiziškai, tai palikti tai ir netvarkyti, tai kaip tik būtų, kaip sakai, silpnumo požymis, o kai išdrįsti tvarkyti ir daryti visą, ką dėl savęs gali, tai yra stiprybės dalykas. Geriausia investicija. Geriausia investicija į save. Dar vienas mitas yra, kad pas psichiatrą tai jau pas patį paskutinį, čia paskutinė stotelė, jau žodžiai, tai kad kai jau nieko neberanda, tai tenais tik ir siunčia. Tikrai nemanau, kad šiais laikais reikėtų žiūrėti psichiatrą kaip į paskutinę stotelę, gali būti ir pradinė stotelė, ir tarpinė stotelė iš tikrųjų, tai kaip į partnerį, tam pačiam gydytojui, kuris galbūt siunčia ar ne, tam pačiam žmogui, kuris ateina, žiūrėti kaip tokį partnerį sveikti. Tai nėra, kad jeigu ateisit pas psichiatrą, tai jau viskas nebebus kelio atgal niekur kitur, labiau į tarpinę tokią, kaip papildoma pagalba. Kad jau bus nurašytas ir kiti specialistai nebepriims atgal, jau sakys, jau rado priežastį, tenais ir lieka, ne? Ir dar kitas dalykas, žmonės kartais bijo pas psichiatrą, nes galvoja, kad ten gydymas yra tik vaistais, kad nueisiu pas psichiatrą, išrašys man antidepresantų, ne, aš eisiu ten tik tais jau tada, kaip šnekėjom, kai jau niekas kitas nebepadės. Tai iš tiesų tikrai pas psichiatrą atėjus, pirmas dalykas, ne visą laiką vaistų bus paskirta. Antras dalykas, netgi ne visą laiką diagnozė bus parašyta, nes irgi dažniausiai būna mitas toksai, kad ateisiu pas psichiatrą ir gausiu kažkokią diagnozę, kuri man ten kažkaip trukdys. Tai čia darbui ar ten kokiam, ar net žmonės bijo, kad pamatys darbdavys, kad turiu kažkokią psichiatrinę diagnozę. Taip, tai čia tikrai yra mitas. Aišku, yra ten kažkokių tikrai ten niuansų, bet paprastai, tai tikrai dėl ko žmonės baiminasi, tai paprastai būna nepagrįsta. Tai nei dėl diagnozės, nei dėl vaistų tikrai nereikia jaudintis per daug ir visą laiką sprendimą priimam kartu. Jeigu nusprendžiam, kad nei vaistų nereikia, net jeigu diagnozės kažkokios nediagnozuojam, tai tikrai psichiatras gali tiesiog pakalbėti su žmogum ir nukreipti kažkokiai kitokiai pagalbai, jeigu mato, kad ten didesnis poreikis yra. Dar gal kitą dalyką norėčiau pasakyti apie vaistus, kad
jeigu jau nusprendžiam kartu su žmogum, kad tų vaistų reikia, tai vaistus irgi žiūrėti kaip į įrankį sveikti, nes vaistai, pavyzdžiui, antidepresantai, va dabar pagal tos paskutinėsnius tyrimus, tai jie ne tik tai veikia tiesiogiai ar emocijas, ar depresijos simptomus, ar nerimo simptomus, ar tos fizinius pojūčius, bet taip pat truputėlį gerina smegenų lankstumą, tą vadinamą neuroplastiškumą. Tada mes jau galim tą neuroplastiškumą jau išnaudoti, tada sveikti visais kitais būdais geriau. Aš pabaigai kažkaip norėčiau žmonėm pasakyti ir dar kartą mūsų mintis paantrinti, kurias mes jau kaip ir minėjome šitam pokalbį, kad mes tikrai nesame tik organai ir kūno dalis, kad mes esame ir emocijos, ir mintis, ir be šitų dalykų tikrai mūsų nebūtų. Tai labai gražiai nuskambėjo tavo ta frazė, kad, kaip sakėjai, sveikame kūne, sveikame siela, tai lygiai taip pat sveikose mintise ir sveikas kūnas. Tai labai norėčiau visiems ir palinkėti turėti tas sveikas mintis, nes tikrai tai dažniausiai ir būna pagrindas taip, kaip mes jaučiamės ir taip, kaip jaučiasi mūsų kūnas. Ačiū tau, Sauliau, už tokį fainą pokalbį, už tiek informacijos. Manau, čia reikės kelis kartus perklausyti, kad viską suprasti, nes dažniausiai psichologiniai dalykai mums yra sunkiau suvokiami, po jos reikia ilgiau pasikapstyti. Tai ačiū tau, Lui. Ačiū, Greta, kad pakvietė ir ačiū, kas klausysit irgi visi.